Garbėjus Kristui. Per amžius amen. Tai kągi, šiandien su kunigu Mindaugu Malinausku, jėzuitų bendruomenės atstovu, kalbam apie gyvenimą, apie tikėjimą, apie įvairiaus tikėjimo aspektus. Dabar kaip čia dar tave tiksliau pristatyti, kokia tavo ten buvo tema studijų? Dvasingumas, labiau ignaciškas. Tai dvasingumo. Nes kiekvienas turi savo kryptį, savo temą. Tai dabar ir labai svarbu mūsų šių dienų pasaulyje, net noriu pacituoti šventąjį raštą, dabar apaštalas Paulius laiške Timotiejui kalba tokius, įdomius žodžius. Jie pasakyti prieš daug metų, kaip apsapvaliant, galim sakyti, prieš 2000 metų, bet dabar jie visą laiką tinka, nes žmogaus širdis tokia pati. Taigi, 1 Timotiejus 6 skyrius, jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi tarinėjimai ir kivirčiai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesnos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnimo šaltinis. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešime į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti, kas geidžia pralopti, kliūva į pagundą ir į spąstus, bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Specialiai paskaičiau šiek tiek daugiau, nes mūsų akcentas dabar šiandieną būtų pakalbėti apie maldingumo įvairiausias rūšis. Bet dabar žiūrėk, taip įdomu, man atrodo, Mindaugai, jeigu dabar šiandieniam žmogui paleistume mes čia kaip savo žodžius. Į kur nors Facebooką, kur nors ten Twitterį ar panašiai, nežinau, kur ten Instagramą, ką nori. Kaip čia griežtai apaštalas Paulius sako, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi tarinimai ir kivirčiai, čia įdomiausia, tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką. Tai turbūt nemažai kas įsižeistų, ne? Tai bet dabar taip tema būtų tokia, tai mes šiandieniam pasauliu matom. Žmonės labai savotiškai jaučiasi, norėjau sakyti, gal vienaip kitaip, bet savotiškai galim taip plačiai pasakyti. Kaip savotiškai jaučiasi, ne? Maldingumo, mokslas, gal taip, galėčiau taip sakyti, maldingumo mokslas, ne? Jo, mokykla. Arba dvasingumo teologija tokia yra, ne? Spiritualita vadinasi. Daugiau apima ne tik maldą, bet ir veiksmus, ir laikysenas, ir dabar, tikslus. Jeigu kalbėti apie moralinę teologiją, tai irgi toks keistas mokslas. Kodėl sakau keistas? Nes jeigu mes kalbam apie dogminę teologiją, tai ką aš čia turiu rankose dogminę teologiją, čia yra katalikų bažnyčios katekizmas ir mes iš esmės čia gali pasikeisti vienas kitas žodis ten, bet šiaip iš esmės 2000 metų ir jokia dogma nesikeičia. Tuo tarpu maldingumas šiek tiek kažkaip tai su laikmečiu varijuoja arba gali atsirasti kokių tokių niuansėlių visokiausių, ne? Arba plėstis gali. Moralinė teologija irgi stengiasi atliepti į laikmečio iššūkius. Aišku, dogminė irgi, bet dogminės tik tikslas toks. Nesupranta laikmečio žmogus, jam reikia paaiškinti, taip grubiai šnekant. Tuo tarpu moralinė sako, kad tu žiūrėk, pritaikyk tai, kas mokoma. O dvasingumas dar kitą aspektą turėtų dabar. Irgi pritaikyti prie žmogaus situacijos, istorijos, irgi ne kiekvienas pamaldumas, maldingumas kiekvienam tinka, reikia tikrai rasti būdą. Bet tai dabar, žiūrėk, mūsų laikmečio žmonės, tokias technikos, technologijos ir vis dėlto veržiasi į įvairiausius dalykus, kurie bent kažkiek kvepia dvasingumu, dažnai neteisingai suprastu. Ir todėl atsiranda visokių krypčių, srovių, gyvenimo tokių mokytojų ir taip to meditacijų, nemeditacijų, žodžiu, mes galim čia žiūrėti internete, kiek tik tai nori įvairiausių dalykų, kurie galima būtų sakyti, net bendrų žodžių galbūt net pavadintume iš krikščioniškos pozicijos, kad tai ezoteriniai dalykai. Ne?
Bet labai geras skaitinys, kurį perskaitai. Ten kalba apie koks maldingumo tikslas turi būti. Tai dabar tavęs norėčiau paklausti, kas dabar dedas šių dienų pasaulyje, tu kaip specialistas studijavai būtent tą, aiškia, visą sritį, visą kiek įmanoma, visko neįmanoma įsiemti, bet vis tiek gaudais tai visoji toj tokioj, panoramoje, net ne panoramą, sakytume, tokiam plačiam sraute tokiam. Ir ką reikėtų išryškinti, ką kaip katalikui pasakyti, ko saugotis ir ką ypatingai atkreipdėmės ir pasinaudoti. Ir dabar pirmas klausimas būtų, kas tas dvasingumas, kodėl žmogaus širdis vis dėlto, kad ir pasiklydusi neretai, bet trokšta kažko tokio. Kitaip galėtume pavadinti, trokšta tam tikros mistikos, ko gero. Jo, trokšta mistikos, trokšta to, kas sujungtų šitą kažkokį suskilusi gyvenimo pasaulį, kažkokią vientisumą, kažkokią pilnatvės jausmą duotų, bet dažniausiai lieka tik tai prie vartojimo tokio paviršiaus. Jeigu jau poreikis iš esmės keistis, tada jau ne. Bet jeigu gali kaip kokią tabletę, kaip kokį techniką atlikai ir dažniausiai siekiama grinai netgi ir labai materialių dalykų, kad sėkmė atsirastų iš kažkur, tai jeigu gerai kvėpuoji, staiga sėkmė atsiranda. Kažką tai ten pagalvoja, visi galvoja pirmiausia apie labai žemiškus dalykus, apie kažkokią potenciją, apie pinigus, o paskui jau galvoja, kad čia ramu ar kas nors, nežinau, bet labai gerai tas skaitinys pasako, jeigu kyla iš maldingumo džiaugsmas tuo, ką turi, pasitenkinimas, tai čia tokia neturto dvasia iš tikrųjų yra. Džiaugtis tuo, ką turi kaip dovana, tai yra tikrasis pamaldumas. Bet jeigu viskas, ką turi, tau neteikia to džiaugsmo, ieškai kažkokio tai pseudo, kažkokio būdo nusiraminti arba kažką vartoti, kažką tai, nežinau, kažką sujungti ir dažniausiai būtent labai materialu, manipuliuoti kažkuo pelnytis ir parašyti. Jeigu iš maldingumo pelnaisi, labai blogas dalykas. Ir gurų visokie, jie pirmiausiai, kaip savo verslą turi tokį bet šiaip tai yra labai tas platus pasaulyje, toks žmonių, sakysime, ir spektras, ir mąstymas, įvairių žmonės, ir neretai žmonės gal net ieško gilesnių dalykų, pamato, kad štai neužtenka to, kaip sakyti, tokio kasdienio buitinio gyvenimo, ką, pavyzdžiui, patiria kažkokius stresus, išgyvenimus ir nori kažko giliau. Ir matom, kad jie, gal galėtum šiek tiek papasakot, į kur patenka šiandieninis žmogus neretai, supratęs, kad neužtenka vien tik tai to tokio paprasto kasdienio gyvenimo. Net kasdienis jis ir bus kasdienis, gal ne taip reikia pasakyti, bet tokio vien tik tai buitinio gyvenimo, kad žmogus yra daugiau negu jo. Ir tas daugiau vis tiek būtent ir skatina žmogų kažko ieškoti. Dabar kokią jisai tą mokyklą ras, kokią techniką. Dažniausiai žmogus nori kažkokios tada tos ramybės, pilnatvės. Ir jeigu nori išvengti atgailos, pavyzdžiui, nori kažkaip, pavyzdžiui, kyla neramumas iš nuodėmės tiesiog, iš netvarkingo gyvenimo. Ir jeigu randa tada nusiraminimo būdą ne iš nusižeminimo ir kažkokio tokio atsidavimo Dievui, tada kažkaip užkonservuoja tos dalykus su kažkokiu tai, ar tai kūno pratybos, kvėpavimo, mantrų kalbėjimas, kažkokie psichodeliniai dalykai, gal narkotikai net įeina kažkur, bando su tuo troškimu ramybės, su Dievo į prigimtį duotų ieškojimu kažko daugiau, kažkokią techniką kažkaip suvaldyti. Bet viskas yra pasidaryk pats. Dar bėda yra, koks tas mokytas yra, ką jis praėjęs. Ar jisai turi tikrai išsilavinimą, kokį tikrą, kad galėtų tikrai garantuoti, kad veda žmogų gerų kelių. Jis pats išmėginęs ir tą, ir aną, prisiragavęs visokių
ir kitokių krypčių, ir kokios magijos dar ko nors. Ir jis savo ruoštu kažką moko, kažkur veda, įtaką daro žmogui ir ta įtaka gali tiesiog įsprausti tam tikrą mąstymo būdą, tam tikrą būseną, kuri gali tarsi ramybė yra, bet džiaugsmo tame dažnai trūksta. Kažkas tarsi ramu, gera, bet tik tai pabandyk pakalbėti gilesnius dalykus, gali parodyti visą savo nervą čia pat ar pyktį. Bet dabar žiūrėk, daug tokių krypčių, kurios, labai tikrai daug, siūlo ką. Nebūtinai tos, žiūrėkim, galim kalbėti ir apie tą, kaip užsiminėjau, iš esmės kalbant, tai yra kalba tokia, platus spektras nuo tokio tikros mistikos, kai tu eini į santykį su Dievu, iki to tokio maginio mąstymo, kaip sakėjai, tiesiog, kad tarsi tabletė ir aš, pasidaryk pats ar kažkokius veiksmus atlikau ir man bus kas. Tai dabar tas kas yra labai svarbu, nes pilna tokių dalykų dabar tų mokytojų įvairiausių. Ir sako, žiūrėk, kaip tau pasiekti ramybę, tai pataiškino. Nes mūsų laikmetis tikrai paženklas nerimo ženklą. Mūsų visus palietęs tas nerimas. Ir dažnai gali sakyti krikščionis, sakai, žiūrėk, tu krikščionis, tu katalikas, čia, bet ko jie dirbi, kaip sakyti, krūtinį, pats neramus, ar viduje neramus, ar tabletės, o mes tau siūlom meditacija kažkokia, tai tenai kažkokia praktika, kai tu nusiraminsi. Toliau, reiškia, yra įvairiausių krypčių, ne? Tai vienas dalykas susijęs su tarsi tokių ramybės ieškojimo. Kitos kryptis siūlo ką? Dvasinį augimą labai populiaru. Dvasinį, ne taip net skamba. Kiti susiję primityviau su sveikatos kažkokiam, tai reiškia sveikatinimuose, tai kvėpavimo praktikom. Ir visame tame, aišku, paėmus pati savaime tarsi ta kvėpavimo praktika, kaip ir nieko blogo, nes gali būti psichologinė kvėpavimo praktika, bet gali būti visai kitokia ezoterinė. Žodžiu, mes, kas už to slypi dažnai, kad dažnai žmonės nepamato, kad slypi kažkoks tai mokymas, pradžiai. Mokymas tam tikrai nėra to gryno kažkokio bedvasio mokymo, vis laik iš kažkokių religijų kilę, net ir paprasti, nežinau, mindfulness irgi nėra iš niekur, yra iš budizmo atėjęs, iš kitų religijų atėję dalykai, jie ir kaip ir moko, kad tai yra žingsniai pasiruošti gilesniems dalykams. Ir jeigu tik iškerpama tik tai šita dalis, be kažkokio gilesnio dalyko, tada žmogus tiesiog eksperimentuoja tarsi su kažkuo. O koks bus rezultatas, reikia ir paklausti, jeigu aš viską taip darysiu, kaip jūs liepėt, kuo aš tapsiu? Nušvisi? Nušvisi, o parodyk man tą nušvitusi, kuris tai praktikavo, lygiai taip pat kaip čia moko, ir kaip jis atrodo. Ir nerasi tokio. Dažniausiai tai yra tik kelių metų eiga, gali kažką ir paskui keiti mokyklą, keiti būdą. Matai, šitą vietą, atsiprašau, įterpsiu, bet žinai, kaip įdomiai gaunasi, jeigu mes praktiškai ir daug susiduri. Ir tokia įdomi nukeliama, bet čia jau ne tik mūsų laikmečių, čia 100 metų prieš, ir gal net 200 metų prasidėjo visi tokie ypatingi, tokie savotiški judėjimai, kurie žada labai ypatingų tokių pasiekimų. Paimkim Rerichą, paskui Blavatską, paskui Vidūną galim paliesti, skiriasi tipo dvasingumai ir atsparos taškai tarsi skiriasi, tačiau visą laiką yra nukeliama į kažkokią mistinę tikrovę, sakysim, jeigu kalbėti apie ten Rerichą ir Blavatską, tai kalba apie Šambalą, pavyzdžiui, tam tikrą žemę. Dabar mūsų laikmečio Visariono sekta, paskui Anastazininkų sekta, ir žmonės nemažai, kas ypač už Anastazininkų buvo užsikabinę čia ir Lietuvoje, iš Visariono sektos. Ko jie reiškia? Ten kažkur tai Sibire yra kažkas ypatingai žmonės. Ypatingai gyvena, ypatingi pasiekimai. Reiškia, jeigu mes ten paskui žiūrėsim Kastanedos visą mokymą, kad štai tu gali pavirsti į akmenį ten ir užsikonservuoti ir prabūsti po 100 ar po 200 metų ir taip toliau. Tai tokių visokiausių dalykų pilna ir jie ant tokios kažkokios ribos, kažkokio primityvaus tikėjimo, kad čia ir kažkur galima pasiekti kažką tokio ypatingo. Tai dabar mūsų, aišku, neįsiplės labai, bet kaip katalikui normaliai žiūrėti ir sakyti, štai mes turim tiesiog tikrą kelią, kuriuo reikėtų eiti visoje toje sumaištyje,
kad nepakliūti į bėdą. Iš tikrųjų, tai visą tai, ką išvardinam, tai galima būtų įvardinti vienu žodžiu, ką čia šventas raštas, kas sako, kad apaštalas Paulius sako. Iš tikrųjų, tai mes, jeigu patenkam į ten visas tas sektas, tai mes patenkam į ką? Į kokį pagonišką, starmelišką pasaulį. Jo, ir būtent ir tie dalykai bijo dažnai kritikos. O galėti kalbėtis ir įsiaiškinti ir kritikuoti, tai yra sveikumo ženklas. Ir dažniausiai negali kritikuoti mokymo vadovų ten panašiai, negali dar kažko daryti, irgi tik labai apriboja ir sako, tu pasieksi ir dažnai tai vaizduoti sužadinimo kažkoksai momentas. Gerai, kad viltis yra vis laik tokia piešiamas idealas, bet jeigu tas idealas neduoda jėgų realiai gyventi kasdienybėj, o kviečia į tik užsidarimą, į kažkokį tai savo rato tik tai sudievinimą, akivaizdžiai ženklai sektos bruožai ir kažkokio išskirtinumo, o viskas kuo remiasi vaizduoti. Ir ta pati kokia nors energijų, kokiu nors gavimas, ne? Nu, jeigu tai nėra realūs tempimo pratimai arba kažkokie tai stiprinimo kūno ir panašiai, tai yra grina vaizduoti. Grina vaizduoti, kad čia tave kažkokia energija iš kažkur ateina ir jinai vis laik yra pozityvi, visada yra geranoriška, gal ta energija nėra geranoriška. Yra krypčių įvairiausių, kurios kalba apie dvasių pasaulį, susitikimą su dvasių pasauliu. Arba kas žino, ar tie dvasiniai palydovai, dvasių pasaulis ten tavęs laukia. Todėl labai svarbu tikrai su kritiniu protu, su aiškia tradicija, kaip pavyzdžiui, mūsų bažnyčiai turim šventuosius, kurie patvirtina tas pačias dogmas, kad jos veikia praktiškai ir realizuojasi va tokiu būdu. Gali tapti kaip šitas ar šitas šventasis, kaip šitie kilnų žmonės. O jeigu tik lieka tik pažadais, svajonėm ir kažkas ir tuo pačiu žiūri, kad tau tik pinigai mažėja, nedidėja, nebent esi... Bet ir gali ir didėti, bet čia net atsparos taškas yra, bet atsparos taškas, kas būtų katalikiška imant iš tikrųjų, ką galėtume prabilti, kas tai yra malda. Labai man padėjo 50 metų šventė Krišno sąmonės atstovai ir prieš keletą metų. Ir pats vadovas Lietuvoje labai nuolankiai pasakė, visi kažkokie maišymai, visokie dalykai, jie reiškia, kad yra netikra, o turi būti tikrai aiškus mokslas ir visada tie dalykai reikalaus dvasinės kovos. Visada bus gėrio ir blogio kova, visada įvyks. O jeigu žadama tik tai... Gerai, jie pripažįsta, bet mes matom, kad ten yra nepilnas dalykas, tai reiškia reikalinga atspara, kai pats Dievas mus veda. Ne? Tai kitaip tariant, mums reikalingas, kad nepasiklystume ne bet koks mokymas ir ne bet kokie santykiai. Kaip ir tam rašte parašyta, koks Dievo įvaizdis, kokio Dievo įvaizdžio sekama. Tai mes kalbam apie apreiškimo turinį, tai dabar apreiškimo turinį mes, aiškiai, dabar jau neišsiplėsim, yra katalikų bažnyčiai, bet tai dabar kaip man praktiškai šių dienų žmogus yra praktiškas, aiškiai, jis nori, sako, gerai, tvarkoj, laikas sukasi greitai, viskas čia greitai sukasi, man reikia paties tikriausio santykio su pačiu galingiausiu, žinai, iš tikrųjų, su Dievu man reikia. Tai apie ką mes kalbam? Kalbam apie maldą, ne? Apie maldą ir dar labiau sakramentai, kur tiesiog dovanai tau dovanoja visą amžiną gyvenimą, duoda visą malonę, visą Dievo ryšį. Taigi čia dar labiau malda, kaip sakant, iš to išeina, o tas atpirminis tau krikštu atleidžiamos visos nuodėmės ir duodam amžinas gyvenimas. Kas gali daugiau pasiūlyti? Kas gali pasakyti? Visur kitur tikrai yra daug darbo, dirbti tą yra asketika, grina asketika. Ar reikalinga ar ne? Jinai reikalinga, bet su kokiu tikslu, kad ar viską, kad žmogus sukontroliuotų ir šventųjų gyvenimai rodo, kad dažniausiai ta kontrolė yra atimama. Stengiasi šventieji daryti, bet vis tiek Dievas nori, kad žmogus būtų nuoširdžiai, nuolankiai, grinai, tyrai atsiduodantis. Tai čia norėtųsi išryškinti vieną dalyką šitoje vietoje.
mes turim labai aiškiai kalbėti iš tikrųjų apie paties Dievo veikimą, kitaip tariant, apie malonės veikimą. Tai todėl visos praktikos ten, kurios tokios, čia jų N gali vardinti, nekrikščioniškos, jos iš tikrųjų neturi prasmės, ta prasme, kad tai yra žmogaus bandymas. Įeiti į santykį su Dievu, panaudoti Dievą, ne? Jo, ir dažniausiai labai sudaiktintai pereina iš malonė, žodynas jau ne malonė, o kažkokia vibracija, kažkokia energija, kažkoks pozityvas, be veido, be turinio, tiesiog tau gerai bus. Tylėk, bus gerai. Nekritikuok, o tiesiog pasiduok. Arba tapsi nušvitusiu. Arba nušvitusiu, nes, o netgi, sakykime, pats Buda, kuris ieškojo nušvitimo, kol savo jėgom ten viską bandė, jam nieko ten nesigavo, kol galiausiai pripažino, kad jisai yra bejėgis prieš mirtį, prieš kančią, prieš panašiai, kažkas jau jam ten pradėjo darytis. Ir būtent tos dalies išvengimo kalbėti, kalbam vis laik tik apie pasiek, padaryk, laimėk tokį kažkokį užkariauvimo būdą labiau, o ne tokį, kaip čia pasakyti, nuolankų, dorybių kelią, kas galėtų būti tas geriausias būdas atsidavimo, pripažinimo, nusižeminimo, kas yra didžiausios tos ydos, ne, egoizmas. Egoizmo kažkoksai perkeitimas. Tai žodžiu, apibendrinant galima būtų taip pasakyti, šitoj mūsų sumaišty dabar, pirmiausia, vis dėlto reiktų susidėstyti labai aiškiai prote, kad Dievas kalbina žmogų, Dievas kviečia žmogų ir Dievas pats atsiliepia žmogui. Kitaip tariant, jo veikimas, tai ir vadinasi malonė. Bet vis tiek tada lieka klausimas, ką aš pats turiu padaryti, nes norisi tos tokios didesnės Dievo artumos, ne? Norisi tikrumo iš tikrųjų, norisi santykio, tai aš dabar šiek tiek apie maldą ir paskui galėsim ir ar šitoje laidoje, ar kitose panagrinėti paskui tas, reiškia, įvairias maldos formas. Tai dabar žiūrėkit, katekizmas mums pateikia kūdikėlį Jėzaus Teresės citatą, reiškia, iš jos rankraščių. Man malda tai širdies polėkis, tai paprastas į dangų nukreiptas žvilgsnis, tai padėkos arba meilės šauksmas, išbandymo arba džiaugsmo valanda. Tai čia esmė būtų paprastas į dangų nukreiptas žvilgsnis, bet ne į tokį dangų, bet į kur? Į dangų, kur yra tikrasis Dievas. Arba kita citata, Šventas Jonas Damaskietis, čia reiškia ekspozicija Fidei. Aišku, kas Jonas Damaskietis rimtas šventasis, rinktas labai, sakau, rimtas, nerimtų nėra, bet reiškia, tas žmogus, kuris, reiškia, ir savo raštais, reiškia, prabilo apie Dievo veikimą. Taigi, malda yra sielos pakilimas į Dievą arba prašymas iš Dievo jo valią atitinkančių gėrybių. Ir kaip tu čia sakei, reiškia, labai kažkaip pradėti tiesiog iš karto užbėga net už akių savotiškai. Ką sako katekizmas? Iš kur kyla malda? Iš mūsų puikybės ir didelių norų ar iš nuolankios ir sugrūdusios širdies gelmių? Čia, aiškiai, klausimas užduodamas remiantis 130 psalme. Kas save žemina, bus išaukštintas. Maldos pamatas yra nusižeminimas. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Apaštalas Paulius Romiečiams 8:26 eilutė. Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta. Na tai, žinai. Čia viskas atsako, nes. Atsako, bet, žinai, šiandieniniam žmogui dabar šiek tiek paaiškink. Dabar man vis tiek norisi tokio sudėstyti, kad tu labai kvalifikuotai sudėstum keletą tokių dalykų. Tai noriu būti geras. Noriu būti geras krikščionis, nes dabar mūsų perfekcionizmas laikas. Ir noriu teisingo santykio ir teisingo santykio su Dievu. Ir girdėjau tokį žodį malda ir girdėjau tokį žodį mistika. Ką gali pasakyti? Pirmas klausimas, ir man iš karto Ignaco pavyzdys iškyla. Pats, kai jį pakvietė Dievas atsiversti, dar po ilgas tada darbas su juo, kad jis tą kontrolę paleistų. Nes jisai sujungė savo senąjį pasaulį su tuo naujaisiais idealais ir sako, noriu būti šventas, jisai dar geresnis už juos. Tai reiškia, visiškai toks mačo, jis siekia, reiškia, pats viską padaryti, dangų užkariauti ir tada prasidėjo visa serija žlugimų.
skrupulai, visiškai neviltis ir visa kita. Depresija. Jo, kad jisai perėjęs... Nebijot pabrėžti, depresija iki noro iki minčių nusižudyti, bet kitos mintys skatino jį to nedaryti, nes žino, kad bus pragaras. Ačiū Dievui už gerą katalikišką pamokymą iš giminių, bet jisai galiausiai suprato, kad tai nėra jo pasidaryk pats, kažką suvaldyk, o kaip tik leisti Dievui kuo daugiau veikti jame. O tai yra labai asmeninė kelionė ir labai kartu reikalaujanti daug pagalbos iš bendruomenės, mokintis, kaip tas vyksta kitų žmonių gyvenime. Tai yra tikrai reikalinga daug jėgų ir pagalbos, o kartu viskas galiausiai yra malonė. Duotybė arba žodis mistika, ką reikia irgi išgelbėti iš visokių pripainiotų dalykų, mistika tai kažkokie tai burtai kažkokies, o mistika tai yra vienybė su Dievu, tai yra Dievo slėpinys, Dievo veikimo pirmenybė žmoguje ir jo perkeitimas per tai. Tai vat mistika tai yra dovana, tai žmogus priima, pats sakei, kad Dievas inicijuoja, Dievas veda ir galiausiai Dievas yra tikslas to visos kelionės. Tai vat įeini į tą procesą ir tada tarsi turėjai savo planų per tą maldą kažką pasiekti, ten nežinau, ramybę, susitvarkyti ten gyvenimėlį, kažką šeimai, o pasirodo Dievas, kai jau įeina į gyvenimą, jis nori viso žmogaus. Ir ne tik, kad pačiam žmogui kažką gero padaryti, bet nori dar jį panaudoti jo aplinkoje, kaip tą įrankį, per kurį ateina ir Dievo meilė, ir Dievo žodis į platesnę aplinką. Taip, bet šitoje vietoje, kad žiūriu laiką, kad per daug mes čia neįsiplėstume, nes atsibosto žmonėm klausyti ilgų postingama, tai galėtume, dar keli momentai iškyla, bet kuriuos gal aptarsim kitose laidose. O dabar žiūrėk, kas svarbu. Dabar daug tokių savokų yra, ne, jos tokios išplaukiojusi, ką jau paminėjai, viena mistika, kita meditacija yra, kontempliacija tokia yra, malda, reiškia, susikaupimas, kas ten dar visokių tokių panašių dalykų. Ir šiandienim pasaulyje žmogus dažnai pasimetęs ir nežino, kur čia sudėsite ką į kokią lentynėlę. Tai dabar, žiūrėkit, šiek tiek apibendrinam ir sekančiam laidom tokias užduodam temas. Dabar žiūrėk, malda kas tai yra? Ne? Vienas dalykas, kad jeigu kalbant apie maldą, tai pirmiausia, ką pabrėžiam, kad pirmiausia, reikia suprasti, kad gyvas santykis su Dievu galim taip. Nuolankaus žmogaus atsiliepiančio į Dievo kalbinimą atsiliepia malda. Kitas dalykas, aiškiai, ateičiai užduodam. Reikia melstis ar ne? Reikia, nes visi... Nesakai, reikia ar ne? Reikia. O kaip reikia melstis? Galėsi paaiškinti, kiek maldos būdų ir rūšių? O čia ir prasideda. O kur teisinga malda? O kiek reikia melstis? Iš patirčių, iš rezultatų, iš vaisių. Tai va, viską pažinsi iš vaisių. Tai dabar dar kartelį apibendrinam šitą laidelę ir sekančias tas temas toj parutuliosim kitose laidose. Tai ką dabar apibendrinant, kad šiandien žmogus, kad nepasiklystų, ką reikia padaryti? Ką jam krikščioniškai pažiūrėti, kad nepasiklystų? Visada klausti, ar tai kas galėtų man padėti? Kas iš tiesų padėti. Ir matosi tada iš ne tik žadomų rezultatų, bet iš realių vaisių. Juk netgi šeimose žmonės supranta, kad tas žmogus pas mus kažkoks yra šventesnis, dėl to, kad jis ne tik kažką šnekėjo, bet ir tuo gyveno ir realiai rodė meilės ženklus, rodė tikrai kažkokį tą ir įkvėpė dar daugelį kitų žmonių. Ir tai ženklas, kad tas tikėjimas nėra tik ties juos susikoncentravimas, bet ir visuotinesnis, ir kartu yra ir jo asmenybė išryškėja. Tai vat, tas universalumas, tas katalikiškumas, jeigu galim pasakyti graikiškai, jisai duoda tokį ženklą, kad... Dar reikėtų žiūrėti autoritetą iš tikrųjų. Matai, ką sakai, dabar tai žmogiškas toks argumentas, bet dar reikėtų žiūrėti, kokiu autoritetu man tai, pristatoma ir į kokį autoritetą aš kreipiuosi. Tai jeigu mes žiūrėsime visas tas aplinkinės visokios religijas, judėjimus ir panašiai,
tai paprastai ateina, reiškia, tokio abejotino autoritetu arba žmogiško autoritetu. O tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie katalikišką tikėjimą, krikščionišką tikėjimą, tai mes iš karto suprantam, kad štai aš einu į tiesioginį santykį su Dievu. Reikia būtinai šitą savo įsisamonti visiems. Ir tai priklauso ne nuo technikos. Ne nuo maldos technikos, pirmiausia priklauso nuo Dievo malonės. Tai už tai, kai kalbėjote apie tą nuolankę širdį, nusižeminusią širdį, tai kas čia yra? Mes ateinam Dievą pas tave sudužti, kad tu mane pakeltum. Tai tiek tam kartui. Amen. Amen.